Nu ką, praėjo vieną dieną, citrina išsisūdė kažkiek. Dabar antras ir paskutinis etapas prieš supakuojant. Tai mums reiks krienų, citrinos, tarkos ir bliūdo. Taip. Krapų neplaunam. Mažučiai švariam rankom, kas nors rinka. Pukščiai skirtas. Susmulkinam. Susmulkim ir gerai. Sukrapus viskas ok. Tada biškutį turim paimti citrinos žievelės. Reikia tik to geltonumo, nes tas baltas, kaip žinia, kartus reikalas. Nu, balta citrina, bet vietoj geltonas. Nu va ir užteks. Sočiai. Dar čia kažkiek yra. Labai daug yra citrinos žievelė ir aromatą, tai jos labai daug nereikia. Maišom. Tada pasimam lėkštę kažkokią. Popieriaus būtinai reikia. Nes reikia kažkiek apsausis pasūdytą žuvį, nes labai daug skysčio atsirado. Druska, cukrus pratirpa. Va taip atrodo. Nu ką ir darom. Biškį nuvarvinam. Ras. Apsausinam. Va. Apvoliuojam taip. Gaunasi mums toks varikals. Dabar laikinai dedamės į lėkštę, po to suvakuumuosim. Krapas, citrina ir lašiša labai geras derinus. Suvakuumuosim dar tas kvapas biškį labiau. Ta žuvį įeina lapams vis tiek įtraukia kažkiek. Bet galime nevakuumuoti. O,
Kaip čia fainai gaunas. Noris viso tokio įsidėti burną. Nei per sūrį bus, nei per saldį. Pats tas. Aišku, jeigu laikyti keletą parų atsirantas toks sūrims, tada gali kažkiek per sūrį būti, bet čia realiai per naktį užtenka palaikyti ir viskas. Ir jinai tokia sustandėjai, tokia nebe minkšta, tokia vakar, tai tokia minkštoka buvo, dabar taip jinai sustambėja. Sustambėja, nusišnekėjau, sustandėja. Sustambėja mes, jeigu valgom lašišą su daug batono. Paskutinis gabalėlis. Beveik visi trapiaukai išėjo mums čia. O kažkas tokia gaunas, tada sudėsim į vakuumą. O va kiek lika skysčių visokių po. Tai ką, dabar viskas. Vakuumuoti ir į šaldytuvą.